Tai įvyko viešpaties 1862 metų gegužės 9 dieną. Tai buvo diena, kai istorija pasuko kitų kelių – geležinių kelių. Leisdamas juodų dūmų kamuolius ir gausdamas švilpukais, Lietuvos žeme riedėjo pirmasis garvežys. Tai buvo diena, kai senasis pasaulis susitiko su technikos stebuklu, žadėdamas pakeisti ateitį. Jau nuo pat aušros Žaslių gyventojai būriavosi prie naujai pastatytos stoties, kur turėjo sustoti traukinys. Pavasariška šiluma suteikė įvykiui dar daugiau iškilmingumo. Tolumoje pasigirdo vos girdimas traukinio švilpukas. Minia džiugiai sušurmuliavo: eina, eina, traukinys ateina. Po kelių akimirkų garvežys sustojo, oras krosdamas skardžių stabdžių cypimo. Žaslių stoties viršininkas sveikino pirmuosius keleivius tardamas: ši diena bus įrašyta į mūsų kronikas. Tai milžiniškas pažangos žingsnis, kurį ateities kartos prisimins su pagarba. Sunkiai išjudėdamas iš vietos, traukinys vėl leidosi į kelią. Galiausiai įsibėgėjęs pasiekė net 37 mylių per valandą greitį. Puškėdamas dūmais ir garais, riedėjo pro medinės Guronių kaimelio pirkes ir mėlynuojantį Žaslių ežerą, pro žalius Strošiūnų pušynus. Garų švokštimas ir geležinių bėgių dundesys atskleidė naujosios eros garsus, o kiekvienas posūkis keleiviams atverdavo vis naujus, dar nematytus kraštovaizdžius. Garvežys pravažiavo ir didingą akmeninį Kaišiadorių viaduką. Šis inžinerijos stebuklas pastatytas vos prieš porą metų. Netoliese nuo Kaišiadorių dvaro mojavo grafas Riomeris su šeima. Už Kaišiadorių prasidėjo lygumos. Čia kaimo žmonės dirbo laukuose. Pamačiusios juodus dūmus ir puškuojantį traukinį, kaimo moterys baisiausiai išsigando, puolė slėptis. Kitos kėlė rankas į dangų šaukdamos: Liuciferis ateina! Liuciferis ateina! Valstiečiai persigandę kuždėjosi, ar tai nėra velnio mašina, o vaikai prigludę prie žemės žiūrėjo į garvežį su smalsumu ir nuostaba. Garvežys supukšėjo garais ir dūmais, tarsi bandydamas atsakyti: nebijokite, ši mašina ne velnio darbas, o žmogaus išmonės vaisius. Bet apkurtinti garvežio keliamo triukšmo, valstiečiai drebėjo iš baimės ir klausinėjo vieni kitų: ar tai pasaulio pabaiga, ar naujojo pasaulio pradžia?